Ankstyvas rytas. Petriuko mama tyliai įžengė į jo kambarį. Petriukas jau sėdi prie kompiuterio, nors namų darbai dar nebaigti. Petriuk, Taip, mama. ką sugalvoji mokytis dieną? Nu, nežinau, ką turi pasiūlyti. Nu, jeigu taip, tai nupirk kažkam savo mokytojai, tai bus tau labai tikinga. Gerai. Jis neskubėdamas kraunasi pamokas į kuprinę ir ruošiasi į mokyklą. Prieš išeidamas iš namų, Petriukas pasidaro karštos arbatos ir trumpam sustoja prie lango, žiūrėdamas į šviesų rytą. Šiandien mokytojų diena. Mama davė 20 eurų. Gal dalį pasiliksiu savo, o užlikusius nupirksiu dovaną mokytojai. Norėtųsi kažko įdomesnio, juk kasmet tos pačios gėlės. Na, pagalvosiu vėliau, reikia skubėti į mokyklą. Paskutinė pamoka. Gerai, jūsų mano dabar bus 63 nuo A iki G ir 64 nuo A iki K. Čia bus iki kitos savaitės. Viskas supratai? Gerai, viskas, ačiū už pamoką. Alio, ką mokyti dienai? Tai kaip ir kiekvienais metais geriau nupirkau, tu? Aš dar nesugalvojęs, ką padovanau mokyti. Petriukas pastebi ant stalo stovintį vazoną su gėle ir paima jį į rankas. O gal padovanoti mokytojai vazoninę gėlę? Vis šis tas kitokio nei skintos gėlės. Na, dar pagalvosiu vėliau. O, Petriuk, nori į parduotuvę kažką neišstumės nusipirkti? Sveikas. Galim. Nu, tai einam. Keliaujam. Po pamokų vaikai nuėjo į artimiausią parduotuvę. Petriukas visai pamiršęs apie mokytojų dienos dovaną, be saiko dėjo į krepšelį viską, kas patraukė akį. Skanus labai. Tikrai, kad skanus. Bet aš išleidau vos ne visus pinigus. Ne? Atsisveikinęs su draugais, Petriukas prisiminė apie dovaną ir grįžo atgal į parduotuvę. Pamiršęs savo idėją padovanoti kažką kito, jis paėmė į rankas gėlių puokštę. Tačiau netrukus suprato, kad jai nebeužtenka pinigų. Nusiminęs Petriukas jau ėjo link parduotuvės išėjimo, tačiau staiga sustojo prie sėklų skyriaus. O jei padovanoti dovaną, kuri džiugins mokytoją kiekvienais metais, net ir tada, kai aš jau baigsiu mokyklą. Mokytojų dieną Petriukas mokytojai padovanojo tulpės svogūnėlį. Tai dovana, kuri kasmet pražys ir iš naujo primins jos mokinį. Tokiu pasirinkimu Petriukas ne tik pradžiugina mokytoją, bet ir prisideda prie gamtos saugojimo. Vienam tulpių šiltnamiui per sezoną prireikia milijonų litrų vandens, o gėlės dažniausiai purškiamos chemikalais, kenkia dirvožemiui, vandeniui ir žmonėm. Dauguma skintų gėlių keliauja tūkstančius kilometrų, tik kad pasiektų mūsų vietinės parduotuves ir turgelius. Gėlės nuvysta per kelias dienas, bet poveikis aplinkai išlieka metų metus. Po 5 metų jau baigęs mokyklą, Petriukas eina pro mokytojos kiemą. Staiga jis pamato, kad svogūnėlis, kurį kadaise dovanojo mokytojai, pražydo į gražią gėlę. Stenkime saugoti gamtą, kartu galime kurti gražesnį rytojų.